turbūt pati autorė galėtų geriausiai atsakyti į šitą klausimą, ką ji rašė, barokinį romaną, romaną apie baroką ir kuo tie dalykai skiriasi. Na, norėčiau pasakyti, kad kai Silvai Rerum yra klijuojama etiketė barokinis romanas, arba nagrinėjama, kaip ši knyga atitinka literatūrinę baroko stilistiką, aš truputėlį taip nušiurpstu ir pradedu purtyti galvą ir sakyti, ne, tai nėra barokinis romanas. Kadangi manau, jog 21 amžiaus žmogui yra iš tiesų neįmanoma teleportuotis ar kažkaip kitaip nukeliauti į 17 amžių savo psichologiją, savo mąstymą ir visiškai susitapatinti ir atkurti. Ne, tai yra iš tikrųjų romanas apie baroką ir pats reiškinys, kada kuriant meno ir literatūros kūrinį atsigręžiama į praeitį, visiškai nėra nauja. Tarkim, baroko epochos žmogui toks inspiracijų šaltinis neabejotinai buvo antika ir visas literatūrinis, mitologinis antikinės Romos ir Graikijos paveldas. Ir jie, žodžiu, tai buvo labai persmelkę jų gyvenimą, jie netgi patys mielai karnavaluose virsdavo antikos deivėmis, dievais ir dievaičiais. 19 amžiaus romantikai su dideliu malonumu atsigręždavo į viduramžius ir ten ieškodavo atsakymų į savo egzistencinius klausimus. Na, aš manau, kad mūsų dienomis toks įdomus laikotarpis, kuris gali šitą jį interpretuojant pasakyti apie mus pačius, apie mūsų dabartį, yra barokas. Ir todėl studijuojant tą epochą, taip ir kilo mintis parašyti, nes jaučiau, kad iš šaltinių dvelkia kažkokios labai įtampos, kurios yra aktualios ir artimos galėtų būti mum ir šiandien. Tiesą sakant, tai, kad šios įtampos yra aktualios ir įdomios mums ir šiandien, tikriausiai rodo ir romano populiarumas ir tai, kad jis skaitant kyla daugybė klausimų ir daugybė įdomių sąsajų su šio laikiniu gyvenimu bei su šių laikų įvykiais. Dar truputėlį apie knygą pašnekės kaip vienas iš ankstyviausių jos skaitytojų Saulius Žukas, kuris pradžioje labai trumpai, o dabar gal truputį plačiau. Antrasis skaitytojas. Antrasis skaitytojas.